Renesansas. Renesansas arba kitaip atgimimas. Tai Europos laikotarpis laikomas perėjimo iš viduramžių į naujųjų laikų istoriją. Jo laikotarpis laikomas nuo 14 iki 17 amžiaus. Renesansas prasidėjo kaip kultūrinis judėjimas Italijoje vėlyvaisiais viduramžiais, vėliau išplito po visą Europą. Pirmasis kaip sąvoka Renesansas 1550 metais meno istorijoje panaudojo italų menininkas ir menininkų biografas Džordžijus Vasaris, siekdamas naująjį meną atskirti nuo gotikos ir Bizantijos stiliaus. Renesansas tradiciškai skaidomas į 3 laikotarpius. Ankstyvasis, prasidėjęs 14 amžiaus viduryje ir baigęs 15 amžiaus pradžioje, kuris susiformavo Florencijoje. Antras, brandusis, 16 amžiaus pradžia, visoje Italijoje svarbiausios kultūros ir meno centrais tapo Roma ir Venecija. Ir vėlyvasis arba manieristinis 16 amžiaus vidurys, 17 amžiaus pradžia, iš Italijos persikėlęs į Europą. Renesansas tai tarsi atgimimas po tamsių, grubių viduramžio laikų, grįžtant prie antikos laikų vertybių ir kultūros pradmenų. Renesansui būdingas ryškus meno ir mokslo pakilimas, jų pasaulietinės tendencijos, antikos kultūros tradicijų atgaivinimas. Menui būdingos aiškios, ramios formos, harmoningos proporcijos. Viduramžiais vyravusi kolektyvizmą nustelbė individuali menininko sąvoka. Įsigalėjo tikėjimas asmenybės protų, universaliomis kūrybinėmis galiomis, imta tyrinėti gamtą, ieškoti realybės vaizdavimo dėsnių. Iškeltos grožio ir harmonijos idėjas, formavosi nauja pasaulėžiūra, kurios principų kūrėjai ir skleidėjai vadinosi humanistais, norėdami pabrėžti, kad jų studijų ir veiklos objektas yra žmogus, jo sukurtos vertybės. Ryškiausia beveik visą Europą apėmęs Renesanso intelektinis ir socialinis judėjimas, reformacija, suskaldė iki tol vieningą vakarų bažnyčią į katalikiškąją ir protestantiškąją. Itin reikšmingų laimėjimų buvo pasiekta astronomijos, geografijos, anatomijos srityse. Didieji Kolumbo, Magelano, Vaskos de Gamo geografiniai atradimai suteikė naują geografijos, geologijos, botanikos, zoologijos, etnografinės žinių, įrodė, kad Žemė yra apvali, leido nubrėžti didelį sausumos ribų dalį. Renesansui atsirasti prielaidą sudarė prekyba su rytų šalimis, pramonės atsiradimas, bankų išsivystymas, be to Italija sukaupė daug turtų, todėl turtuoliai kvietėsi menininkus, dailininkus, skulptorius, architektus, tapo jų globėjais, tad jie galėdavo laisvai kurti. Viena ryškiausia to laikmečio šeima, žinoma ir šiais laikais, tai Medičiai. Jie užsiėmė bankininkystę, taip pat prekybą, todėl sukaupė nemažai turto, tad natūralu jie tapo įtakingais ir 1434 metais Florencijos Respublikoje atėjo į valdžią. Jo bankas buvo didžiausias Europoje. Pirmas iš jų tapęs Florencijos vadovu buvo Kazimo Mediči. Jis buvo geras strategas, turėtis ateities viziją ir valdęs 30 metų. Jo anūkas Lorenzo buvo meniškos sielos, domėjosi literatūra, daile ir kitomis meno šakomis. Medičių valdymo laikotarpiu Florencijoje ir visoje Italijoje iškilo žymiausi to laikmečio meno kūriniai, bei atsiskleidė ir šiais laikais prisimenami menininkai. Renesanso laikotarpiu kūrė iškiliausi visų laikų menininkai – Leonardas da Vinci, Mikelandželas, Rafaelis, Ticianas, Koredžas. Buvo sukurta grupė vaizduojančių meno šedevrų. Tai Leonardo da Vinčio Mona Lisa, Paskutinė vakarienė, Mikelandželo Dovida, Pietos ir Mozės statulos, Sisto koplyčios dubų freskos, Rafaelio Madonos ir freskos Vatikane, architekto Barmantės šventyklėlė Romoje.